Taigi, čia Telsė ir tai yra mano savaitės vlogas. Aš nefilmuosiu dieną su manim, aš filmuosiu savaitę su manim. Matot šitą daiktą, kuris aplink mane bėgioja. Mes laukiam etnokultūros. Tai mums turi mokyklos pavaduoti vesti pamoką, kuri yra tokia biškė. Aš alga. Kiek ilgai taip žadai sėdėti. Žodžiu, mes barakė ir mes laukiam, kol užsukais arba. Čia Julė. Jei nepatikrinat, patikim mūsų kanalą. Aš jums dėl jį paliksiu pačiu. Kaip groti fortepijoną, nes mūsų ramenų mokykla ir mums reikia daugiau pasimokyti nei įprastose mokyklose. Taigi, klausyk. Julė baigė groti ir nejaučia žiūri nuvarų. Pasižiūrėk, kokia jinai nuvarų. Taip, Amra, kadabra. Davai užmušį mane. Sėmė Julės šukas. Matote Larą, įmėto gyvūnam. Maisto, o gyvūnų tai nėra. Šiandien aš valgo. Nepatikėsit, ką aš mačiau. Grybų krūvą. Matot. Labas žmonės. Važiuojame mes dabar su klase į ekskursiją ir aš jums filmuosiu kas pusvalandį, ką mes veikiam. Oi. Tai va, turėtų atvažiuoti, bet nesulaukim, liko 1 minutė iki autobuso atvažiavimo. Ir mano draugė Lara atsisėdo ant nematomas kėdės. Sveiki žmonės, aš vėl Telsė ir aš dabar sėdžiu su Lara, kuri dabar valgo gaidelį. Aš vis dar sėdžiu su Lara ir mes dabar valgom slaptai iš mano kuprinės čipsus, nes mum auklėtojai neleidžia jų valgyti. Taigi, ką tik žaidėjom tiesą drąsą ir vėl Lara, čia Julė. Žodžiu, iki mane visi žiūri, keistai žvilgsniai žiūri. Sveiki visi, čia Lara. Ir iš mūsų žvengia. O, Julė. Tu mano pavogiai. Labas. Mes nusprendėme padaryti tokį nesąmonę. Paimsim šitą dalyką. Paimsim dar karamelinį skanės ir dar paimsim šitų saldainių ir viską sumaišysim ir pažiūrėsim, kas čia gaunas. Nu va, bubu ateina. Bubu yra mūsų auklėtojas. Mes jau taip vadinam, kad tipo raktinis žodis. Reikia padaryti ant pagaliuko, užmaukti, ant pagaliuko. Mes dirbam. Kokias skylė iš... O, sulūžo. No. Duota? Pavyko? Pavyko? Na, aš jau nežaidžiu pusę metų. Gerai, šlapius servetėlės. Juodo gal nereikia, mes juodo dedam atgal. Dabar mes dėsim šitos daiktus. Žinai, supylė apie pusę dėžutės. Komu? Kas čia per nerealus receptas? Jums reikia tik tokio šokolado ir tokių saldainių. Ir dar latė iš degalinė. Kas jau visi nusipirktis? Aš neparduosiu. Aš ko turiu tu turiu. Matai saldainius. Labai keistas skonis. Aš paskui su pačius reikia. Labai žiauriai keistas skonis. Matot šitą dalyką? Aš nusprendžiau, kad aš kas valandą, nes aš kažkaip nelabai spėsiu, aš manau. Ir čia taip karšta, čia įsivaizduoju. Ok, mes atvažiavom 9 fortą Kaune. Jau pajudėjom iš 9 forto ir važiuojam į Vilnių. Taigi, jau esam prie Vilnių. Mes jau Vilnių. Taigi žmonės, aš ką tik pavalgiau. Tai va dabar vaikščiu su savo draugėm Bernadeta. Plyta numeris 4. Jo, plyta numeris 4. Plyta numeris 2. O aš esu plyta numeris 3 ir dabar esu plyta susifeilintoja, ar kaip? Aš esu plytos susimovinėtoja. Ir mes dabar vaikščiam po Vilnių ir einam pažiūrėti gražių vietų, ką gero yra. Pavyzdžiui, katedros. Ir iš tolo Gedimino pilies. Tai. Ir daugiau leiskit čia ir atrodo, lyg čia būtų vanduo grynas, visur vanduo, lyg koks ežeras būtų.
I feel very good. Šiandien be to jau privažiuosim. Prie mane sėdi Lara, kuri man pašėdė. Matot, saulės spindulys. Labai didelė tikimybė, kad mes jau esam prie Klaipėdos. Aš lažinau su savo dešinės rankos. Jo, jinai lažino su savo dešinės rankos. Taigi, žmonės, tai buvo biškai kitoks video nei prieš tai buvau jums filmavęs ir teko labai daug apkarpyti šitą video. Jis buvo trukęs apie 40 minučių, bet aš jį sutrumpinau iki 7 maždaug. Ir noriu pasakyti, paklausti jūsų vieno dalyko. Ryt mano gimtadienis. To jau esu suplanavusi su Lara. Jūs matėt ją šiame video ir parašykit komentaruose, ar norit, kad aš rytoj su jau filmuočiau, ką aš veikiu, nes jūsų nuomonė man yra labai labai svarbi. Ir nepamirškit sekti mane socialinėse tinkluose, subscribinti, duokit man savo nykščius. Nuskambėjau kaip kokia psichopatė. Tiesiog laikinkit ir ačiū jums už viską, ką tiek daug dėl manęs padarėt. Ačiū už viską ir parašykit, kuri diena jums pasirodė pati įdomiausia, nes man tikriausiai bus penktadienis, nes mes važiavom su klase į ekskursiją. Tiesiog, gerai.